Labas vakaras, futbolo aistruoliai. Saulėtą sekmadienio vakarą nusprendė praleisti su 5 kanalu. Netrukus jūsų dėmesį centrinės Lietuvos futbolo A lygos 14 turo rungtynės tarp čempionato lyderio FBK Kauno ir šiuo metu 6 vietoje esančio Vilniaus Vėtros klubų. Ką prieš šias rungtynes kalbėjo abiejų komandų treneriai. Šiuo metu Vilniaus Vėtros vyriausiasis treneris Donatas Vencevičius ir jo mintys. Šiandien jūsų oficialus debiutas A lygoje ir varžovas lyderis Kaunas. Nebaisu tai, kad žaisit jų pačių dar tvirtovėje? Ne, nei kiek nebaisu. O kas liečia debiutą, tai sunku pasakyti, ruošimės kiekvienom varžybom, nesvarbu, ar tai būtų čempionato lyderis ar outsideris, taip kad už pergalę duoda 3 taškus, nei daugiau, nei mažiau, ar žaidė su lyderiu ar su outsideriu, taip kad kiekvienos varžybos mums svarbios ir visą laiką žaidžiam tik dėl 3 taškų. Tiek jūsų pirmtakas Aleksandras Archanovas, tiek jūs dažnai skundžiatės neišnaudotomis progomis. Kas yra daroma, kad tos progos būtų išnaudotos? Treniruotėse dirbam ir čia turbūt, mano manimu, tik psichologinis faktorius veikia, kad, žinot, neįmušė vieną, kitą, po to jau. Bet manau, dirbam treniruotėse, daug žaidžiam, smūgiuojam į vartus, taip kad manau, kad laiko klausimas. Trenerio Donato Vencevičiaus mintis, o dabar labai trumpai, ką prieš šias rungtynes galvojo FBK Kauno komandos antrasis trenerius Darius Gvildys. Paskutinėse rungtynėse net 9-1 sutriuškinote Vilniaus Žalgirį. Po tų rungtynių nepasijutote dar čempionais? Juokingas klausimas, nes peržiūrėjus Žalgirio istoriją, matom, kad tokios rungtynės būna tik tai vieną kartą prieš 10 metų, kai varžovas klysta paprasčiausiose situacijose, o mūsų vaikinai, matyt, kaip sako, ir diena, ir nuotaika, ir realizacija pliusavosi į labai gerą rezultatą. Vėtra dažnai susikuria daug progų, tačiau nesugeba jų išnaudoti. Nemanote, kad gali ateiti ta diena, kai ir jiems taip kris visi įvarčiai, kaip jums krito į Žalgirio vartus? Na, aš tikiuosi, kad ta diena bus ne šiandien. Ir kaip žiūrėjom paskutinės 2 varžybas, peržiūra buvo. Vėtra tikrai labai stipriai atrodė. Ta pati Žalgirį galėjo plošti irgi stambių rezultatų, bet jiems paprasčiausiai nepasisekė. Tai buvo abiejų komandų trenerių mintis prieš šias rungtynes, o rungtynės tarp FBK Kauno ir Vilniaus Vėtros klubų prasidėjo prieš keletą akimirkų. Apie šias rungtynes jums pasakos Aurimas Budraitis bei Žilvinas Aleksandravičius. Sveikas gyvas, Aurimai. Sveikas gyvas, Žilvinai. Sveiki visi tie, kurie šį sekmadienio vakarą leis su Lietuvos futbolo A lyga. Ir dabar FBK Kauno futbolininkai turėjo turbūt pirmą pavojingesnį pavojų prie Vėtros vartų, tačiau tas bandymas sukurti kažką tokio į progą baigėsi nieko. Apie startinės šių rungtynių komandų sudėtis. Svečiai Vilniaus Vėtros futbolininkai. Vartininkas Stanislavas Kozirevas, gynėjų grandis Pedro Botelijo, Andrius Kerla, Marijanas Budimiras ir Andrėjus Usačiovas, saugai Bobis Božinovskis, Mindaugas Panka ir Darvidas Šerdas bei 3 puolėjai. Egidijus Juška, Vitalijus Stankevičius, Limas Severino ir komandos treneris A lygos debiutantas, vos 33 metų jauniausias A lygos treneris Donatas Vencevičius. Ir aikštės šeimininkai. Nors dabar pasižiūrėkime, ko baigsis štai šis pavojingesnis išpuolis prie aikštės šeimininkų vartų. Jis baigėsi niekuo ir FBK Kaunas futbolininkai kontroliuoja kamuolį aikštės viduryje. Ledasma ką tik buvo su kamuoliu, perdavimas į kairę komandos draugui ir čia nuošalė užfiksuota šiose rungtynėse. Taigi dabar, kol rungtynėse vyksta pauzė, pristatysiu jums aikštės šeimininko FBK Kaunas futbolininkų sudėtį. Vartų sargas Mindaugas Malinauskas, gynėjų grandis antrasis numeris Nerijus Radžius, trečiuoju rungtyniauja Andrianas Vroviecas, 5 Darius Sanajevas, 18 numeris Mindaugas Bagužis, saugų grandis Nukrimai Hačka, numeris 6 Rafaelis Ledesma, 11 numeris 16 žaidžia Audrius Kšanavičius bei 19 numeris Andrius Bartkus bei 2 puolėjai Kauno sudėtyje šiandien. Tai 26 numeris Marius Činikas ir be abejo rezultatyviausias A lygos futbolininkas šį sezoną Ričardas Beniušis, komandos vyriausiasis treneris Angelas Červenkovas. O su kamuoliu Vilniaus Vėtros futbolininkai dešiniuoju kraštu perdavimas ir tą perdavimą nutraukė Nerijus Radžius. Vienas vyriausių, vienas
tituluočiausių Kauno futbolininkų. Jis sužaidžia nesėkmingai ir po to jo komandos draugai priversti prasižengti. Epizode sėkmingai sužaidė Limas Severino, vienas iš 3 puolėjų, kurie pradėjo šios dienos rungtynes Vėtros sudėtyje. Dar prieš šį turą Donatas Vencevičius teigia, jog Vėtra žais tokia schema 4-4-2, tačiau pagal šį išankstinį planą yra net 3 puolėjai. Įdomu, kurį žaidėją jis atitrauk šiek tiek atgal, bent jau šiuo epizodu. Galima sakyti, kad šiek tiek atsitraukęs yra Vitalis Stankevičius. Antras pagal rezultatyvą Vėtros žaidėjas, pavojingas perdavimas ir Marijanas Budimiras. Nevykęs jo smūgis. Reikia Vėtrai grįžti gynybą, o kauniečiai muša kamuolį visai ne ten, kur reikia. Nesėkmingai šiame epizode sužaidė Kauno žaidėjas Nukris Mančkava ir kamuolys atitenka Vilniaus Vėtra. Vėl dešiniuoju kraštu ši komanda pradeda savo naują ataką. Mindaugo Pankos perdavimas komandos kapitonui Andriui Skerlai. Na, Andrius Skerla vienas tituluočiausių, aišku, Vėtros žaidėjų ir komandos kapitono pareigos jam patikėtos po to, kai komandoje neliko Juliaus Raliukonio ir Nerijaus Sasnausko. Na, dėl kokių priežasčių šių žaidėjų nėra ekipos sudėtyje, niekas oficialiai neskelbia, tačiau pagal tai, kas yra oficialu, tie žaidėjai tiesiog, nenorėjo treniruotis taip, kaip iš jų reikalavo treneriai ir jie netliko to juodo darbo, kurį turėtų daryti kiekvienas futbolininkas. Na, o padėtis turnyro lentelėje šiuo metu yra tokia. Jau minėjome, kad A lygos lyderiai ir toliau išlieka FBK Kauno futbolininkai. Jie turi 32 taškus, 5 mažiau yra surinkę Vilniaus futbolininkai. Treti žengia Sostinės Žalgirio futbolininkai. Jie turi 26 taškus. 4 vietoje praėjusių metų Lietuvos A lygos vicečempionas Panevėžio Ekranas. 22 taškai. Taškų mažiau turi Marijampolės Sūduva. O štai šios dienos Kauno klubo varžovai Vilniaus Vėtros futbolininkai, na, sakykime taip, nepelnytai žemai stovi kol kas ši komanda turnyro lentelėje. Jie turi surinkę po 14 žaistų rungtynių 19 taškų ir yra, kaip minėjau, 7 vietoje Šiauliai, surinkę 13 taškų, taškų mažiau turi Klaipėdos Atlantas ir turnyro lentelės apačioje Šilutė su 8 taškais, bei 10 vietą užimantis Visagino Interas po 14 susitikimų tėra surinkęs vos 5 taškus. Na ir jei, Žilvinai, pabandytumėm pamastyti, kodėl Vilniaus Vėtra yra taip žemai, viena aišku iš priežasčių tai traumos. Kiek mes prisiminsime žaidėjų, bent šios transliacijos metu mes dažnai galėsime paminėti, jog šis žaidėjas yra ar daugiau, ar mažiau buvo traumuotas ir šiandien jie vis dar priversti žaisti be turbūt pagrindinio jų saugo. Dejano Miloševskio žaidėjas, kuris buvo pagrindinis tų pergalių kalvis, ypač praėjusį sezoną. Šį sezoną šis žaidėjas žaidžia daugiau epizodiškai, o dabar pavojinga ataka. Darvydas Šernas kairiuoju kraštu verčiasi baudos aikštelės smūgis ir kamuolys atsitrenkęs į virpstą, palieka aikštę. Darvydas Šernas, žaidėjas, kuris šį sezoną dar rungtynių nuo pat jų pradžios Vėtros pagrindinėje sudėtyje nėra pradėjęs. Taip, jis labai dažnai pradėdavo rungtynės dublerių čempionate, tačiau už pagrindinę komandą, bent jau vadovaujant ankstesniam treneriui Aleksandrui Tarkanovui, Šernas neįtiko. Donatui Vencevičiui bent jau kol kas įtinka. Na ir kalbant apie Vėtros futbolininkų pasirodymą, kol kas be abejo nesinorėtų užbėgti įvykiams už akių, tačiau per pirmasis ne visai dar 10 minučių, kurios prabėgo šiose rungtynėse, sakykime taip, Donato Vencevičiaus debiutas Vilniaus Vėtros ekipoje Lietuvos futbolo A lygos čempionate kol kas yra vykęs. Komanda rungtyniauja užtikrintai ir ilgesnį laiką kontroliuoja kamuolį. Vieną pavojingą epizodą šiose rungtynėse jūs ką tik matėte savo ekranuose, o šiose rungtynėse besibaigianti 8-oji susitikimo minutė. Na štai dabar aikštės šeimininkai ką tik buvo perėmę kamuolį, tačiau ir toliau aikštės viduryje vyksta įnirtingos rungtynės. Ten kamuolį ir toliau išlaiko Vilniaus Vėtros futbolininkai. Na, po šio sezono išsaugojo komandos branduolį ir tai lieka tik spėlioti, kodėl komandai nepavyksta pakartoti savo praėjusio sezono pasiekimų. Na, tiesa, čempionatas dar tik įsibėgėjo ir be abejo dar nėra niekas prarasta. Kita vertus, futbolo specialistai teigia, kad atėjus į komandą naujam treneriui, na bent jau dažniausiai tai būna, žaidėjai paprastai išgyvena pakilimą, į komandą atnešamos naujovės ir tai gali teigiamai paveikti ekipą iš Vilniaus ir tikriausiai šiandien mes matysime šioje centrinėje A lygos dvikovoje
rimtą kovą ir FBK Kauno klubui nebus lengva iškovoti 3 taškus bei dar labiau padidinti savo atotrūkį nuo artimiausio persekiotojo Vilniaus klubo. Andrius Bartkus su kamuoliu, perdavimas į priekį Rafaeliui Ledezmai, žaidėjui, kuris sezono pradžioje buvo tiesiog net pažįstamas. Tie, kas prisimena praėjusią sezoną, tai Rafaelis Ledezma buvo vienas iš A lygos atradimų. Šį sezoną jis atsigauna tik dabar. O čia kitas Brazilas Lima Severino smūgis, jo nelabai stiprus smūgis ir nelabai taiklus. Skrieja kamuolys už galinės linijos, Mindaugas Malinauskas kontroliavo situaciją ir net nebejoju, jog jis šį smūgį būtų atrėmęs ir atrėmęs be didesnių pastangų. Andrėjus Mrovecas, gynėjas iš Lenkijos, atstovaujantis FBK Kaunui pirmą sezoną, o dabar su kamuoliu jau Darius Sanajevas, žaidėjas, na turbūt apie kurį galima pasakyti tiesiog Kauno legenda. Labai seniai jis pradėjo žaisti už FBK Kauno ekipą, po to net keletą sezonų buvo priverstas praleisti dėl traumos. Dabar jis yra aikštėje ir atstovauja savo klubui. Kauno ataka, perdavimas Mariui Činikui į dešinį kraštą, šis veržiasi baudos aikštelę ir nei smūgis, nei perdavimas. Baigėsi viskas tuo, jog kamuolys atitenka Stanislavui Kozirevui, kuris smūgiu nuo vartų pradės savo ekipos ataką. Na ir be šių rungtynių, kurias jūs matote savo ekranuose, šiandien taip pat Šiauliuose. Vietos Šiauliai susitinka su Marijampolės Sūduvos ekipa, Panevėžyje ekranas rungtyniauja prieš Šilutės ekipą, Visagino Interas rungtyniauja su Vilniaus Žalgiriu, bei Vilnius namie priima Klaipėdos Atlantą. Na, išties įdomus savaitgalis ir žiūrėsime, kaip pasibaigus šioms kovoms pasikeis komandų padėtis turnyro lentelėje. Na, o jeigu prisiminsime praėjusio turo rungtynes, tai tuo metu Kaunas Klaipėdoje turėjo nemažai vargo, prieš Vietos Atlantą buvo iškovota sunki pergalė rezultatu 2-1, na, o Vilniaus Vėtrai nepasisekė praėjusiame ture Vilniaus derbėje tarp Žalgirio ir Vėtros. Šios rungtynės baigėsi minimalia žalgiriečių pergalė 1-0. Tačiau prisiminkime taip pat ir keletos dienų senumo istoriją, kuomet Kaunas Lietuvos futbolo taurės turnyro rungtynėse net 9-1 sutriuškino Baltijos futbolo taurės turnyro rungtynėse ketvirtfinalio mače, net 9-1 sutriuškino Vilniaus Žalgirį ir štai tikriausiai turėtų jausti pakilimą rungtyniaudami šiandien namuose. Kita vertus, Lietuvos A lygos čempionate įvyko pertrauka ir štai po pertraukos vos tik antrasis turas ir galbūt dar komandos vėlgi nėra suradę vėl to savojo žaidimo. Nors kol kas rungtynės vyksta gana įdomiai, prasidėjo jau 12 susitikimo minutė ir vienas pavojingiausių epizodų šiose rungtynėse įvyko 8 minutę, kuomet Vėtros futbolininkų smūgiuotas kamuolys praskriejo šalia vartų. O dabar su kamuoliu būtent Vėtra ir kamuoliu prarado kol kas pavojingiausios atakos autorius Darvydas Šernas. Nusikelkime šiek tiek į kitus stadionus, kur pusvalandžiu anksčiau prasidėjo šio turo rungtynės, na galbūt po šio epizodo. Rafaelis Ledezma dabar dešiniuoju kraštu, prieš jį Marijanas Budimiras. Ledezma pergudrauja savo oponentą, Ričardas Beniušis, perdavimas į kairį kraštą, tęsiasi pavojinga situacija, Kšanavičius, prieš jį krenta Pedro Botelio, jis sužaidžia nelabai sėkmingai ir dabar apie šį epizodą galima sakyti, kad tai turbūt yra pats pavojingiausias šeimininkų išpuolis. Na dabar turbūt galime persikelti kitus stadionus. Sužaidus maždaug 40 minučių Panevėžyje ekranas net 4-0 triuškina Šilutę, o Šiauliuose šeimininkai Šiauliai 0-1 pralaimi Marijampolės Sūduvai. Interas Žalgiris 0-0, o FC Vilnius ir Atlantas rungtynės, kurios prasidėjo prieš 12 minučių, maždaug kaip ir čia Kaune, ten įvarčių taip pat neįmušta. Su kamuoliu Vėtros futbolininkai įsivaro į varžovo aikštės pusę, Mindaugas Panka ir grįžta į gynybą Darius Sanajevas. Ilgametis Kauno kapitonas neleidžia varžovams smūgiuoti. Tiesa, Sanajevas kapitonu buvo iki šio sezono, iki tol, kol jis nebuvo patyręs traumą. Šiuo metu kauniečių kapitonas yra Ričardas Beniušis. Na, o kalbant apie Mindaugą Panką, kuris ką tik turėjo neblogą galimybę pasižymėti šiose rungtynėse, taigi reikia paminėti, kad šis 23 metų saugas, buvęs Lietuvos jaunimo rinktinės narys ir 2007 metais pradžioje atėjo į Vėtros ekipą iš FC Vilnius klubo, o dabar pirmoji pauzė šiose rungtynėse ir kol Vėtros futbolininkai susitvarkys savo sportinę avalynę. Na, šiek tiek
traumuotas buvo Andrius Bartkus, dėl to Vėtros futbolininkai smūgiavo tiesiog kamuolių šoninės linijos. Na ir netrukus galės dabar svečiai iš Vilniaus tęs šias rungtynes ir prabėgo šiose rungtynėse jau 13 minučių ir Vėtros futbolininkai dabar grąžina kamuolį iš šoninės linijos. Kova dėl kamuolio laimi Kauno futbolininkai ir jau Ledesma. Jo perdavimas savo komandos draugui ir štai Vilniečiai vėl perima kamuolį. Komandos vartininkas šiose rungtynėse Stanislavas Kozirevas kol kas rimtesnio darbo neturėjo, priešingai nei Mindaugas Malinauskas. Tuomet, kai smūgiotas kamuolys praskriejo visiškai šalia vartų, vargu ar jei smūgis būtų taiklesnis, kauniečių vartininkas būtų išgelbėjęs savo komandą nuo pirmojo įvarčio. Kol kas įvarčių mes šiose rungtynėse nematėme. Na, jeigu Ričardas Beniušis yra pelnęs vienas, jau 14 įvarčių, tai štai Vilniaus Vėtros ekipai įvarčių medžioklė sekasi gana sunkiai šį sezoną. Na štai dabar yra pavojingas epizodas ir koks protingas smūgis ir kamuolys vartuose. Egidijus Juška, žaidėjas, kuris atrodo buvo atitrauktas į saugų liniją, pasižymi pirmą kartą šiose rungtynėse. Sužaista maždaug 15 minučių šiame mače 1-0. Arba tiksliau būtų sakant 0-1, kol kas FBK Kaunas pralaimi Vilniaus Vėtrai. Na, kalbant apie Egidijų Jušką, tai turbūt yra pats tituluočiausias futbolininkas apskritai aikštėje. Jis yra tapęs 2 kartus Lietuvos čempionu, yra 2 kartus tapęs Kazakstano čempionu, kartą Estijos čempionu, na ir žaisdamas Azerbaidžiane tapo taurės laimėtojų. Ir šiandien būtent jis pelno patį pirmąjį įvartį šios dienos rungtynėse, išvesdamas Vėtrą į priekį. Jei prisimintumėm pirmojo rato mačą tarp šių dviejų komandų Vilniuje, tada rezultatu 1-0 laimėjo Kauno futbolininkai ir pirmąjį ir vienintelį įvartį tąkart mušė Ričardas Beniušis. Būtent jis dabar su kamuoliu, jo perdavimas Ledesmai, Ledesma griaunamas ir nenori su tuo sutikti Marijanas Budimiras, tačiau šioms rungtynėms vadovaujantis Edmundas Gaigalas nepakeis savo sprendimo. Aišku, nėra ko keisti, tas sprendimas buvo teisingas. Pavojinga situacija. Be jokios abejonės, kiekviena tokia situacija, kuomet prie kamulio stoja Rafaelis Ledesma, gali kuo blogiausiai baigtis FBK Kauno varžovams, Vilniaus Vėtros futbolui. Na ir pasižiūrėsime, kaip dabar aikštės šeimininkai po štai šio šalto dušo bandys atsitiesti ir pirmasis baudos smūgis šiose rungtynėse, jis yra skirtas į Vilniaus Vėtros vartus. Na ir štai tokia kombinacija, Ledesma smūgiuoja į vartus, kamuolys praskrieja šalia virpsto ir dabar svečiai vėl grąžins kamuolį žaidimas. Stanislavas Kozirevas, kaip minėjome prieš keletą akimirkų, kol kas dar neturėjo darbo rimto šiose rungtynėse. Na ir dar, Aurimai, kalbant apie pirmąjį įvartį, na negalima sakyti, kad jis krito netikėtai. Brendo įvartis, galime taip sakyti, viena proga buvo neišnaudota, Mindaugas Panka buvo atsidūręs vienas prieš vartininką, tačiau jam smūgiuoti į vartus sukliudė Kauno klubo gynėjai. Na ir štai po to Egidijus Juška, na, sakykime taip, kuomet futbolininkas jau 4-oje dešimtyje, galbūt kai kojos nebedirba taip kaip galva, ko gero Egidijus Juška išnaudojo savo šį privalumą ir permetė kamuolį per Mindaugą Malinauską bei pelnė pirmąjį šių rungtynių įvartį. Taigi kol kas FBK Kaunas Vilniaus Vėtra 0-1. Sužaista šiose rungtynėse jau 16 minučių. Na ir turbūt verta prisiminti Donato Vencevičiaus išsakytas mintis prieš šį mačą, kad komandai nesisekti negali visada. Na ir dar kalbant apie Vilniaus Vėtros ir FBK Kaunas klubų susitikimų istoriją, galima būtų paminėti, kad kuomet Vilniaus ekipa 2003 metais pradėjo rungtyniauti A lygos pirmenybėse, su kauniečiais jie buvo susitikę 17 kartų ir Kauno klubas šventė pergalę net 12 kartų, 3 rungtynės baigėsi lygiosiomis ir vos 2 kartus pergalę iškovojo klubas iš Vilniaus. Na ir verta pažymėti, jog 3 paskutiniai mačai baigėsi vos vieno įvarčio persvara, 1 kartą laimėjo Vėtra, 2 kartus Kauno futbolininkai. Šiandien iš tikrųjų Vėtra netrodo taip beviltiškai kaip pirmajame mače, aš kalbu apie šių komandų tarpusavio susitikimą. Tada kauniečiai visa galva buvo geresni saugų grandyje, tada nieko negalėjo padaryti nei Mindaugas Panka, nei tada žaidęs Gediminas Butrimavičius. Butrimavičiaus šiandien nėra. Jo vietą užima Bobis Božinovskis ir kol kas negalima sakyti, jog šis žaidėjas padarė kažką blogo. Tiesa, neįsiminė ir jo geri epizodai šios dienos rungtynėse.
tačiau bent jau žaidimą jis negadina. Darius Anajevas su kamuoliu, perdavimas į dešinį kraštą Andrėjui Mrovecui ir Marius Činikas nestabdo kamuolio, o su jo Usačiovas banka kairiuoju kraštu vėl Usačiovas, prašo kamuolio Stankevičio, gauna Šernas ir Šerno perdavimas Limai Severinui. Na, be reikalo dabar Severino netgi nepatenkintas komandos draugų, net jei jis ir būtų gavęs kamuolį, būtų užfiksuota be jokios abejonės nuošalė. Rafaelis Ledesma, perdavimas Kšanavičiui, šis kairėje veržiasi į baudos aikštelę, prieš jį Pedro Botelio, na ir nepersistengdamas Botelio dabar sužaidžia kur kas sėkmingiau nei Audrius Kšanavičius. Na ir 20-metis vartininkas Vilniaus Vėtros ekipoje, Stanislavas Kozirevas, atvykęs iš Rusijos, dar kartelį smūgių nuo vartų, siunčia kamuolį žaidimą ir štai čia aikštės viduryje dabar jau aikštės šeimininkai jį grąžina Mindaugui Malinauskui, pastarasis negali žaisti rankomis, tačiau čia rimto pavojaus aikštės šeimininkų vartams nekyla ir kauniečiai pradeda dar vieną savo ataką. Šiuose rungtynėse prabėgo jau daugiau nei 18 minučių, taigi rezultatas ir toliau išlieka nepakitęs 1-0. Jį matote savo ekranuose, o dabar nuo Činiko kamuolys palieka aikštę ir vilniečiai grąžina kamuolį į aikštę. Na ir dar, aurimai, prisimenant prieš rungtynės išsakytas trenerių mintis, ko gero, kad jei Donatas Vencevičius be abejo nusiteikia šiose rungtynėse kovoti dėl pergalės, taip pat galima būtų prisiminti ir Lietuvos futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio asistento Vitalijaus Stankevičiaus mintis, kad kuomet komandoje pasikeičia strategai, tuomet išgyvena futbolininkai pakilimą ir galbūt, na bent jau lyginant su pirmosiamis šių komandų rungtynėmis, tikrai matome, kad Vilniaus klubas atrodo pakiliai. Dabar aikštės šeimininkai vėl grąžins kamuolį iš šoninės linijos. Na ir šiek tiek naujienų iš kitų stadionų. Atrodo, jog FC Vilniaus futbolininkai antrą vietą užimantis šiame čempionate, nusileidžiantis tik FBK Kaunui, muša pirmąjį įvartį Klaipėdos Atlanto vartus. O Marijampolės Sūduva žaisdama Šiauliuose muša antrąjį įvartį šeimininkų vartus ir dabar pirmauja 2-0. Dar kart priminsiu, jog ekranas 4-0 triuškina Šilutę, o Interas Žalgiris 0-0. Dabar persikelkime vėl į Kauną. Darvydas Šernas su kamuoliu kairėje, netoli baudos aikštelės. Kaip lengvai suklaidina Andrijaną Mrovecą, perdavimas į baudos aikštelę. Iš tikrųjų buvo vykęs ir geras perdavimas, tačiau ką veikia Šerno draugai, kurių nebuvo baudos aikštelėje, klausimas atviras jiems. Na, Darvydas Šernas, 22 metų Lietuvos jaunimo rinktinės futbolininkas, jis sužaidė Lietuvos jaunimo rinktinėje 17 rungtynių ir vieną kartą nuginklavo varžovo vartininką ir su Vilniaus Vėtros klubu turi pasirašęs sutartį iki 2009 metų, na, o pernai šis futbolininkas buvo išvykęs į peržiūrą Rygos Konto klube, tačiau ten kontrakto pasirašyti nesugebėjo. O dabar jau Ričardas Beniušis prie Vilniaus Vėtros klubo vartų ir nuo vilniečių kamuolys palieka aikštę, pirmasis kampinis iš dešinio atakos krašto aikštės šeimininkai. Rafaelis Ledesma paprastai atlieka šias standartinės situacijas. Na ir kai prisilietė prie kamuolio Ričardas Beniušis, dar kart prisiminiau pirmąjį mačą, tada Beniušis tuomet, aurimai, įvartis krito labai greitai. Na ir per visas tas rungtynes Beniušis, na galbūt po šio epizodo, Kšanavičius, pavojingas smūgis, įspūdinga situacija prie svečių vartų, Stanislavas Kozirevas galbūt ir kontroliavo situaciją, tačiau jei kamuolys būtų skriejęs į vartų plotą, na sunku pasakyti, ar vartininkas būtų sugebėjęs ištraukti tokį pavojingą ir, sakykime, klastingą Audriaus Kšanavičiaus smūgį. Na, dar kartą prisiminsiu tą pirmąjį mačą, kai žaidė Vėtra ir Kaunas, tada per visą mačą Ričardas Beniušis prie kamulio prisilietė galbūt 10 kartų. Iš tų 10 kartų jis sukūrė 3 labai pavojingas situacijas ir tą kartą jis pelnė vienintelį ir pergalingą įvartį. Dabar sužaidus beveik 22 minutės pirmajame kėlinyje 1-0 pirmauja taip pat svečiai, tik šį kartą svečiai yra Vilniaus Vėtros futbolininkai. Su kamuoliu Kaunas, perdavimas Andriui Bartkui, na ir kaip dabar kamuolį stabdė Bartkus, turbūt nei vienas futbolo mokyklos treneris taip stabdyti kamuolio nemokina. Dar kart Bartkaus perdavimas dabar jau Mariui Činikui, pernai žaidusiam Kėdainių Nevėžyje, jau prašo kamuolio Mrovecas, įgauna perdavimas į baudos aikštelę, pavojinga situacija. Rafaelis Ledesma žaidžia gražiai, žaidžia efektingai, tačiau žaidžia visiškai neefektyviai. Na ir dar Kauno klubo ataka tęsiasi ir toliau kauniečiai kontroliuoja kamuolį štai iki šio epizodo. Labai trumpai su juo pabuvo ekipa iš Vilniaus ir Ričardas Beniušis, dabar jo perdavimas
perdavimas komandos draugui, Marius Činikas, jo perdavimas į baudos aikštelę, ten Richardas Beniušis kamuolio nepasiekė ir, na štai, Vilniaus Vėtros klubo vartų šturmas tęsiasi ir galbūt po štai šio tolimo smūgio šiek tiek aprims aistros prie Vilniečių vartų. Kol kas Kauno futbolininkai po to, kai praleido pirmąjį įvartį, rimtesnių pavojų prie savo vartų nebesusikūrė ir Mindaugas Malinauskas net už baudos aikštelės ribų dabar stebi savo komandos draugų pasirodymą, kuomet jie šturmuoja svečių iš Vilniaus klubo vartus. Kol kas jau daugiau nei pusė pirmojo kėlinio prabėgo ir toliau rezultatas nesikeičia. 1-0 pirmauja Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai po Egidijaus Juškos pelnyto įvarčio. Na, man dabar FBK Kauno komanda primena tas ekipas, kurios yra tiesiog priverstos vytis varžovus. Lyg tai jau būtų besibaigiančios rungtynės. Tačiau dar įpusėjo tik pirmasis kėlinys, pavojingas perdavimas ir vėl Vėtros futbolininkam pavyksta apsiginti. Tačiau kol kas bent jau kėlinio vidurį kur kas geriau žaidžia kauniečiai. Marius Činikas prieš jį Mindaugas Pankai sužaidžia labai sėkmingai, perimtas kamuolys ir Činikas prasižengia. Labai dažnai tai būna, kai kvailoje pozicijoje prarastas kamuolys priverčia prasižengti ne vieną futbolininką. Neišimtis buvo ir 20-metis Marius Činikas. Na ir jeigu mes prieš 15 minučių minėjome, kad Baltijos futbolo lygos čempionate ketvirtfinalyje kauniečiai net 9-1 sutrypė Vilniaus Žalgirį, tai Vilniaus Vėtros klubas 0-0 namuose sužaidė su Ventspils klubu ir atsakomosios rungtynės vyks Liepos mėnesio pradžioje. Kaip bebūtų džiugu, kad visos 4 ekipos tęsia kovą dėl Baltijos futbolo lygos nugalėtojo taurės ir, na, be abejo, jeigu kauniečiai jau yra viena koja pusfinalė, tai Vėtrai Latvijoje dar teks pakovoti. Dabar kaip tik vilniečiai su kamuoliu ir štai. Dabar jau matysime pirmąjį baudos smūgį į Mindaugo Malinausko ginamus vartus ir šiose rungtynėse prabėgo 24 minutės. Vilniečiams yra dar vienas šansas patikrinti Mindaugo Malinausko budrumą. Jei aikštėje būtų Dejanas Miloševskis, net nekiltų abejonių, kas stos prie kamuolio. Šiuo metu jo nėra, tad prie kamuolio dar vienas jo tautietis Bobis Božinovskis ir Vitalis Stankevičius. Antras pagal rezultatyvumą Vėtros futbolininkas šį sezoną, 3 įvarčiai jo sąskaitoje. Ką pasirinks Vėtras, Stankevičiaus smūgis ir 2-0 priekyje Vėtra. Štai taip, koks klastingas smūgis į apatinį kairįjį Mindaugo Malinausko vartų kamputį. Įspūdinga situacija iš tikrųjų. Nebuvo labai stiprus smūgis, tačiau koks tikslus. Na, įvadinama šešiukė dabar įmušė Vitalis Stankevičius. Pelno 4 įvartį šiame čempionate ir, sakykime, bręsta sensacija. Na ir dar kartelį, gerbiami futbolo aistruoliai ir 5 kanalo televizijos žiūrovai, dar kartelį šis smūgis. Panašu, kad Mindaugas Malinauskas nematė smūgio pradžios. Na ir ką, Žilvinai, galima apie tai pasakyti. Gyvatvorė buvo pastatyta neteisingai. Na ir kuomet vartininkas nemato to smūgio momento pradžios, tuomet jam reaguoti į žaibiškų greičių artėjantį kamuolį yra labai sudėtinga. Būtent taip ir įvyko šiame epizode. Mindaugas Malinauskas nesugebėjo išgelbėti savo komandos nuo juvelyrinio Vitalijaus Stankevičiaus smūgio, kuriam yra 24 metai ir šiam futbolininkui ne per seniausiai buvo lūžęs kojos pirštas, tačiau atrodo, kad Vitalijus Stankevičius jau yra atgavęs neblogą sportinę formą, pasitikėjimą savimi taip pat. Praėjusį sezoną šis futbolininkas dar rungtyniavo Kėdainių Nevėžio ekipą ir štai dabar papildęs Vilniaus Vėtros ekipą, pelno jau 4 įvartį šiai ekipai, o šiose rungtynėse tai antrasis įvartis į Kauno klubo vartus. Na, aurimai, šiose pirmenybėse FBK Kaunas rezultatu 0-2 dar nebuvo atsilikęs nei viename mače. Na ir prisiminkime, jog FBK Kaunas dar nei viename mače nėra patyręs pralaimėjimo. Šios komandos kol kas statistikoje 9 pergalės ir 5 lygiosios, dabar pavojingesnė jų situacija, sėkmingai vėl gynyboje žaidžia Vėtra. Na, kokios psichologinės būklės dabar yra kauniečiai pasakyti sunku, tačiau, kad geros būklės yra Vėtra, matome iš dar vieno pavojingos epizodo, dar kart Stankevičius prie kamuolio smūgis ir vėl Mindaugas Malinauskas buvo išėjęs iš vartų ir
Jei vėl Stankevičius būtų pasiuntęs kamuolį vartus, vėl būtų galima sakyti, Malinauskas žaidžia šias rungtynes, bet bent jau kol kas nelabai sėkmingai. Na, bent jau dėl pirmo įvarčio galbūt ir būtų galima išvilgti Kauno klubo vartininkų klaidą. Antrasis įvartis dėl Gyvatvorės taip pat nesėkmingiausiai sužaidė Lietuvos rinktinės vartininkas. Na, kita vertus, jeigu po pirmo įvarčio kauniečiai lyg ir buvo atsitiesę ir buvo kurį laiką užgulę Vilniaus klubo vartus, tai štai pasižymėję antrąjį kartą Vėtros futbolininkai nemažina apsukų ir dabar dar vienas baudos smūgis, na tiesa, ne į vartus, o tik tai vartų link ir prie kamuolio dabar Bobby Bažinovski, dar vienas legionierius, kuris po praėjusią sezoną liko Vilniaus klube ir netrukus rungtynių arbitras leis smūgiuoti Vilniaus klubo futbolininkams į Mindaugo Malinausko ginamus vartus, o kol kas šiose rungtynėse jau netrukus bus sužaista 30 minučių, kol kas 2-0. Vilniaus Vėtros ekipa pirmauja prieš A lygos čempionato lyderį ir praėjusio čempionato nugalėtoją Kauno klubą. Na ir prieš tai, Žilvinai, tame epizode, kai buvo nugriautas Bobis Bažinovskis, buvo parodyta pirma geltona kortelė šios dienos rungtynėse. Nerijus Radžius, futbolininkas daug metų praleidęs užsienyje, pernai grįžęs į FBK Kauno ekipą, minėjo, jog Lietuvoje teisėjai neleidžia taip grumtis kaip užsienyje, jam dažnai už tai buvo rodomas geltonos kortelės, tačiau bent jau šiame sezone atrodo jis priprato prie tokio teisėjavimo ir tų kortelių jis surenka kur kas mažiau nei praėjusį sezoną. Vėl su kamuoliu FBK Kaunas, na, būtų labai įdomu pamatyti kamuolio valdymo kontrolės laiką. Net nebejoju, jog FBK Kaunas pagal tą statistiką pirmautų milžiniškai. Tačiau svarbiausia statistika yra įmušti įvarčiai ir kol kas Kaunas jų neįmušė nei vieno. Maža to, jie, sakykime, net nesukūrė 100% progos. Buvo smūgis tolimas Kšanavičiaus, buvo pavojingas Rafaelio Ledesmos bandymas sužaisti. Richardas Beniušis praėjusiame ture per Žalgirio sutriuškinimą įmušęs 4 įvarčius, šiame epizode pasižymėti jam nepavyko. Vis dar 2-0 Vėtra priekyje. Na, Aurimai, jeigu tu kalbėjai, kad pirmajame mače Richardas Beniušis vos keletą kartų prisilietęs prie kamuolio, pelnė įvartį, dabar dar vienas smūgis ir dar kartelį Mindaugas Malinauskas gelbėja savo komandą. Na ir Vėtros futbolininkai lyg iš niekur susikūrė pavojingą progą ir štai šį kartą smūgį autorius buvo Limas Severino ir šis legionierius kol kas dar šiose rungtynėse nepasižymėjo ir nebuvo itin pastebimas. Na ir štai dabar jo pavojingesnis smūgis ir Mindaugas Malinauskas rungtyniauja užtikrintai prie savųjų vartų. Taigi, kalbant apie Kauno klubo futbolininkus, na, Marius Šinikas yra pastebimas, Rafaelis Ledesma taip pat bando organizuoti savo komandos atakas, tačiau Richardą Beniušį kamuolys kol kas pasiekia gan retai ir Vilniaus Vėtros futbolininkai štai kaip ir šiame epizode užtikrintai rungtyniauja prie savųjų vartų ir Stanislavas Kozerievas taip ir nepademonstravo to, ką gali geriausiai, tiesiog tam nebuvo progų. Na, o pirmasis kėlinys po truputėlį artėja pabaigos link, dar kiek daugiau nei 10 minučių, vis dar 2-0. Svečiai iš Vilniaus pirmauja prieš aikštės šeimininkus Kauno futbolininkus. Na ir matau dabar Kauno trenerį Angelą Červenkovą. Iš tikrųjų, treneris nėra patenkintas, kaip žaidžia jo komanda. Dažnai jiems bando, savo auklėtiniams bando nurodinėti, kaip iš tikrųjų reiktų žaisti. Tačiau, pažiūrėjus į švieslentį, jo auklėtiniai tų jo pastabų kol kas nepildo. FBK Kaunas Vilniaus Vėtra 0-2 ir svarbiausia statistika: 15 minutė Egidijus Juška 0-1, 26 minutė Vitalijus Stankevičius 0-2. Ir Vėtra pirmauja 2 įvarčiais ir bent jau kol kas yra labai panašu į tai, jog FBK Kaunas gali patirti pirmąjį pralaimėjimą šiame sezone. Na, be abejo, iki to pralaimėjimo mes dar turėsime išlaukti visą antrą kėlinį ir pirmojo daugiau nei 10 minučių, o kol kas kauniečiai atrodo, kad vėl imasi ryžtingų veiksmų ir panašiai kaip po pirmojo įvarčio prieš keliolika minučių bando užgulti Vilniaus Vėtros klubo vartus ir štai dabar sumaištis baudos aikštelėje, Rafaelis Ledesma išsaugo kamuolį ir bandys skersuoti jį dabar į Vėtros klubo futbolininkų vartus, tačiau čia du Vilniečiai susitvarko su Brazilu ir kamuolys perimtas, tačiau neilgam ir Marius Šinikas buvo pirmasis prie kamuolio, tačiau jie aplenkė Vilniaus klubo gynėjai ir galės grąžinti kamuolį kauniečiai iš šonės linijos, o iki pirmojo kėlinio pabaigos lieka maždaug 12 minučių ir dar viena Kauno klubo ataka. Andrėjus Mravecas meta toli kamuolį baudos aikštelę, ten Beniušis nesugeba pirmas priimti kamuolio, nors tokį šansą jis turėjo. Ir vėl kyla gaisrai prie Vėtros vartų.
iš tikrųjų, jeigu vertintumėm rezultatą, turbūt sakyti, kad jis yra teisingas, negalėtumėme. Taip, pagal pavojingas progas galbūt, tačiau reikia pasikartoti, jog pagal tą žaidimą, kurį demonstruoja kol kas abi komandos, galbūt rezultatas galėtų būti 1-0, galbūt lygiosios, tačiau švieslentėje dega du skirtingi skaičiai 0-2. Dabar ant žaliosios vejos Vitalis Stankevičius, rungtynių arbitras pražangos neižvelgia. Nepatenkintas Vėtros atsarginių suolelis dėl to, jog nebuvo skirta pražanga. Na, sunku pasakyti, ar iš tikrųjų buvo pražanga. Rungtynių arbitras buvo labai arti ir šį epizodą, paliekame spręsti jums patiems. Na ir dabar nedidelis pasitarimas. Kauno klubo futbolininkai tarėsi, ką reikėtų daryti ir kaip bandyti gyvinti žaidimą bei mušti įvarčius. O kol kas štai, kad ir paskutiniosios Kauno klubo atakos metu savo aikštės pusėje matėme vos vienintelį Mindaugą Bagužį. Visi kiti futbolininkai jau buvo varžovo aikštės pusėje ir Rafaelis Ledesma, Ričardas Beniušis, taip pat ir Marius Činikas. Visi futbolininkai buvo baudos aikštelėje. Visi jie gali mušti, jie gali pelnyti pirmąjį įvartį Kauno klubui, tačiau kol kas to padaryti nepavyksta. O dabar džentelmeniškas Vilniaus klubo elgesys po to, kai kauniečiai išsmūgiavo kamuolių šonės linijos. Dabar Vilniečiai atsilygina tuo pačiu ir Kauno klubas nuo savo vartų gali pradėti dar vieną ataką iki pirmojo kėlinio pabaigos. Lieka 10 minučių ir dabar aikštės šeimininkai rezga naują savo antpuolį. Galbūt iki pertraukos jiems pavyks bent kartą nuginkluoti Stanislavą Kozirevą. Na, į aikštę grįžta Vitalijus Stankevičius, atrodo, nėra problemų su jo kojomis. Aišku, Vėtros atsarginių suolelis pabijojo, jog nepasikartotų tą traumą, kuri kankino futbolininką prieš keletą mėnesių. Dabar su kamuoliu Vėtra, vėl Stankevičius prieš Bagužį ir Sanajevo perdavimas Mindaugui Malinauskui. Sėkmingai sužaidžia kauniečiai ir jie dešiniuoju kraštu pradeda savo naują ataką. Vitalijus Stankevičius, antrojo įvarčio autorius, žaidėjas, kuriam kilo grėsmė gauti traumą, po 6 dienų švęs savo 25-ąjį gimtadienį ir aišku, tas įvartis yra viena geriausių dovanų, kokių tik gali savo įteikti futbolininkas. Aišku, dar didesnė dovana būtų klubo pergalė prieš čempionato lyderį. Dar jei testume mintį apie Stankevičių, galbūt po šio epizodo. Na ir dabar Vėtros klubas dar kartelį kontratakoja, perdavimas į baudos aikštelę ir reikia laukti smūgį į Malinausko vartus ir sumaišties smūgis į vartus ir paskutiniuoju metu tik tai Kauno klubo futbolininkai gelbsti situaciją ir Audrius Kšanavičius dabar pirmasis atsidūrė tarp kamulio ir savo komandos vartininko, o smūgio autorius buvo Egidijus Juška. Kągi, dar vienas kampinis ir dar kartelį šis epizodas jūsų ekranuose. Juška smūgiuoja vartus ir Audrius Kšanavičius padėjo Mindaugo Malinauskui dabar išvengti didesnių nemalonumų. Na štai, jeigu Aurimai minėjai, kad ilgą laiką kauniečiai kontroliuoja kamuolį, taip, lyg ir perimdami iniciatyvą, tačiau Vėtros futbolininkai to naudojasi ir po to rengia itin pavojingas kontratakas. Vieną iš jų mes ką tik matėme savo ekranuose. Dabar kampinis iš dešinio atakos krašto ir kova antrajame aukšte. Ją laimi kauniečiai, tačiau neilgam Vilniaus klubo futbolininkai ir toliau su kamuoliu. Perdavimas netikslus, Egidijus Juška kėlęs kampinį iš dešinio atakos krašto, dabar kamuolio nepasiekė ir kauniečiams lieka pirmajame kėlinyje jau mažiau nei 10 minučių pelnyti bent vieną įvartį šiose rungtynėse. Na, iki pertraukos be abejo. Kaip žaidžia šiandien Vilniaus Vėtra, tokią vaizdinę medžiagą, norint treneriams pamokyti savo žaidėjus, kaip reikia kontratakuoti, yra be jokios abejonės pati geriausia medžiaga. Dabar su kamuoliu jau Kauno žaidėjai, Andrius Bartkus prieš Bobį Božinovskį ir nuo Božinovskio kamuolys palieka aikštę. Pats Bartkus grąžina į aikštę Beniušiui, Beniušio perdavimas atgal Mančkavai ir Audrius Kšanavičius atsidūrė nuošalėje. Be jokios abejonės, galbūt ir nepatenkintas bus Kšanavičius šio rungtynių arbitro asistento Vlado Grigaravičiaus veiksmų, tačiau bent jau iš tos pozicijos, kur sėdime mes, labai aiškiai matėsi, jog Audrius Kšanavičius buvo atsidūręs nuošalėje. Dar vienas šansas Vilniaus Vėtrai pradėti naują ataką ir tą ataką pradeda Pedro Botelio, žaidėjas, kuris šiandien žaidžia pakankamai gerai. Aleksandro Tarchanovo vadovaujamoje ekipoje jis dažniausiai žaisdavo netgi krašte, žaisdavo saugo pozicijoje, šiandien jis yra atitrauktas į gynybą. Su kamuoliu FBK Kauno žaidėjai, Mroveco perdavimas
Rafaeliui Ledesmai, ten pirmesnis Marijanas Budimiras, jo perdavimas atgal Stanislavui Kosičiavui, na ir šis, Kozirevui atsiprašau, ir šis, kad nesusikurtų savo problemų, tiesiog išsmūgiuoja kamuolį už šoninės linijos. Ir Mrovicas dabar grąžins kamuolį į žaidimą, kauniečiai bando pirmajame kėlinyje pelnyti bent vieną įvartį ir dabar Ričardas Beniušis, dar vienas jo prisilietimas, dar vienas jo galingas smūgis, tačiau čia užtikrintai žaidžia Andrius Kerlo dabar, pastojęs kamuolį kelią link Stanislavo Kozirevo vartų ir suteikdamas dar vieną šansą Rafaeliui Ledesmai kelt kampinį iš dešinio atakos krašto, jis pirmajame kėlinyje tą daro antrąjį kartą, vieną kartą kauniečiai kėlė kampinį iš kairio atakos krašto, na, o Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai 2 kartus kėlė kampinį pirmajame kėlinyje, taigi dar viena standartinė situacija ir dar kartelį Rafaelis Ledesma turės pakartoti tą pačią procedūrą, laikas nepaliaujamai tirpsta iki pirmo kėlinio pabaigos, jau tik 7 minutės, galbūt minutė kita, nes Vitalijus Stankevičius kurį laiką gulėjo ant žaliosios vėjas, pavojingas epizodas prie Vilniaus Vėtros klubo futbolininkų vartų ir kauniečiai, jų ataka nesibaigia, na, Beniušis kamuolio galva nepasiekė, tačiau kol kas kauniečiai saugo kamuolį, dar vienas aukštas perdavimas ir čia jau Stanislavas Kozirevas kontroliuoja situaciją, gaudo kamuolį ir gali kiek apraminti įsivyravusias aistras prie savųjų vartų. Stanislavas Kozirevas vartininkas, kuris galbūt nebūtų pagrindiniu, jei būtų sveikas Vaidas Žutautas. Būtent po jo traumos Kozirevas atvyko į Vilniaus Vėtros ekipą, šiek tiek buvo problemų dėl vizos ir jis Lietuvoje pasirodė maždaug prieš mėnesį, per tą laiką sužaidė 5 rungtynes Vėtros sudėtyje, na ir bent jau kažkokiu tai labai įspūdingu žaidimu jo aš nemačiau pasižymėjusiu. Šiandien kol kas jis klaidų nedaro, kaip ir nedaro dauguma jo komandos draugų, na, o pagal kampinių skaičių FBK Kaunas pirmauja turbūt triuškinamai. 5-2. Na ir dabar Marius Šinikas dar kartelį įrodo, kad pirmajame kėlinyje jis buvo gan pastebimas, dešinioje atakos kraštu dažnai prasiverždamas link galinės linijos ir po to sukurdamas pavojingas situacijas. Dabar Rafaelis Ledesma dar kartelį kelia kampinį iš dešinio atakos krašto. Kauniečiai kontroliuoja kamuolį, kova baudos aikštelėje ir čia jau pražanga. Neleistinai rungtyniauja kauniečiai prieš aikštės šeimininkus ir 6 numeris Marijanas Budimiras atsidūręs ant žaliosios vėjos baudos aikštelėje po Adriano Mrovieco po Nerijaus Radžiaus neleistinos kovos antrajame aukšte dėl kamulio ir dar viena galimybė laimėti šiek tiek laiko Vėtros klubui. Lieka vos 5 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos. Vis tie patys skaičiai dega švieslentėje Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Kol kas Vilniaus Vėtra pirmauja. Sakykime taip, netikėtai prieš aikštės šeimininkus Kauno futbolininkus rezultatu 2-0. Egidijus Juška ir Vitalijus Stankevičius buvo tie futbolininkai, kurie sugebėjo nuginkluoti Mindaugą Malinauską. Beje, Vitalijus Stankevičius yra futbolininkas, kuris futbolininko karjerą pradėjo būtent Kaune, būtent Kauno klube ir tai yra vienintelis žaidėjas, kuris šiandien žaidžia prieš buvusią savo komandą. Kairiuoju kraštu Darvydas Šernas veržėsi į vidurį, prieš jį Andrėjus Mrovicas, vis dar Šernas, Panka, na, kerta per kojas Nerijus Radžius Mindaugai Pankai ir Nerijus Radžius, pasakyčiau, yra drąsus. Šis futbolininkas jau turi geltoną kortelę, prieš tai epizode jis netgi bandė diskutuoti su rungtynių arbitru, o dabar pražanga, kurią galėtumėm įvardinti kaip pakankamai šiurkščia. Na, nestato didelės gyvatvorės Mindaugas Malinauskas dabar. Vieną kartą už neteisingai pastatytą gyvatvorę jis jau buvo nubaustas. Bobis Božinovskis vienintelis prie kamulio. Na, atrodo, iš dviejų futbolininkų visgi gyvatvorė bus pastatyta. Na, tačiau smūgį į vartus mes tikriausiai neišvysime. Taip, tai yra perdavimas ir štai čia. Visiškai vienas. Neapdairiai labai žaidė dabar Kauno klubo gynėjai ir net 2 Vėtros futbolininkai buvo atsidūrę vieni prie Mindaugo Malinausko, tačiau čia jau palankiai susiklostė aplinkybės, leido išvengti aikštės šeimininkams dar rimtesnių nemalonumų. Iki didžiosios pertraukos kol kas 2-0 pirmauja Vėtra ir, na, sakykime taip, buvo proga pelnyti ir trečią įvartį šiame kėlinyje. Na, buvo ir daugiau progų. Viena tai tikrai. Bagužis Malinauskui, Malinauskas kairė koja toli į priekį ir kamuolį priima Usačiovas. Futbolininkas, kuris labai ilgą laiką žaidė tik dublerių komandoje ir tik po to, kai treneriai nusprendė, jog jiems nebereikalingas yra
Nerijus Sasnauskas, tada jis pradėjo žaisti pagrindinėje sudėtyje. Na ir dar apie Usačiovą. 6 rungtynės Rusijos jaunimo rinktinės sudėtyje ir taip pat šis futbolininkas bandė savo jėgas Maskvos Lokomotyvo ekipoje, tačiau ten jam, na, sakykime taip, užsikabinti nepavyko ir tuomet Usačiovas atvyko į Lietuvą. Ir štai kita priežastis yra galbūt ta, kad Vilniaus Vėtra bendradarbiavo su Maskvos Lokomotyvu. Na ir bet kuriuo atveju, kol kas šis futbolininkas tęsia savo karjerą Lietuvoje ir kol kas jo komanda šiose rungtynėse rungtyniauja itin sėkmingai ir užtikrintai 2-0 pirmauja prieš Lietuvos A lygos čempionato lyderį FBK Kauną ir dabar Vilniečiai taip pat yra su kamuoliu. Iki pirmojo kėlinio pabaigos lieka jau tik tai kiek daugiau nei 2 minutės ir galbūt vienas iš paskutinių šansų pirmajame kėlinyje kauniečiams pelnyti atsakomą įvartį. Ledesma dabar atiduoda kamuolį Mariui Činikui, kuris dažniausiai būna dešiniajame atakos krašte ir jo mikrodvikova ir šį kartą Marius Činikas pralaimi ją, tačiau kauniečiai išsaugo kamuolį ir dabar jau su juo Nerijus Radžius. Radžiaus perdavimas į aikštės vidurį, ten Ričardas Beniušis, smūgis į vartus ir štai dabar Stanislavas Kozirevas pademonstruoja tai, ką gali geriausiai po Rafaelio Ledesmos klastingo smūgio į dešinįjį vartų kampą. Stanislavas Kozirevas traukia kamuolį, jį išsaugo Vėtros klubo futbolininkai ir eilinį kartą šiame kėlinyje kontratakuoja, prasiveržimas skiriuoja atakos kraštu ir smūgis į vartus ir smūgis, dar vienas smūgis. Po pirmojo smūgio kamuolys apsitrenkia į virpstą, po antrojo jis skrieja virš vartų. Fantastiškas futbolas. Smūgio autorius Vitalijus Stankevičius turėjęs puikų šansą pasižymėti šiose rungtynėse antrą kartą ir tapti rezultatyviausių Vilniaus Vėtros klubo futbolininkų. Kol kas jis toks ir yra, jo sąskaitoje jau yra 4 įvarčiai. Kiek pat yra įmušęs ir Limas Severin? Jeigu būtų įmuštas 5, jis būtų vienvaldis rezultatyvumo lyderis. Na, bet kuriuo atveju Kaunui jau antrą kartą pirmajame kėlinyje šypsosi Fortuna. Na, įspūdingas futbolas. Kol kas per pirmąjį kėlinį mes matėme daugiau atakų nei daugiau gynybos. Ir atviras futbolas. Rafaelis Ledesma, na dabar atrodo, proga keičia tiesiog progą. Marius Činikas po gražaus Ledesmos perdavimo ir dabar Činikas sužaidžia nesėkmingai. Darvydas Šernas, žaidėjas, kurio pasirodymas aikštėje, na, pavadinčiau tiesiog genialių sprendimų Donato Vencevičiaus veiksmuose, nes Darvydas Šernas, jei pastebėjote, dažniausiai per jį prasideda visos atakos ir perdavimai, po kurių kuriamos pavojingos progos, yra būtent po šio žaidėjos. Andrėjus Mrovecas dabar su kamuoliu, perdavimas Ledesmai, na ir Ledesmas stengiasi parodyti, ką geriausiai moka brazilai. Ne visada efektyvu yra tai, kas yra efektinga. Vos 15 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos ir jei teisingai nugirdau, rungtynių arbitras parodė asistentui, jog bus pridėta 1 minutė. Na, tos mano žodžius dabar parodo ir rezervinis rungtynių teisėjas. Liko 1 minutė. Štai taip, dabar 45 minutės sužaistos ir 1 pridėta minutė, po kurių abi komandos galės 15 minučių pailsėti. Aišku, daugiau apie ką kalbėti turės FBK Kauno stovykla. Angelas Štervenkovas turės įrodyti žaidėjams, jog dar ne viskas prarasta ir per 45 minutės galima viską ištaisyti. O dabar vienas iš Vilniaus Vėtros klubo futbolininkų ant žolės ir ten dabar guli Bobby Bažinovski ir manau, kad jis ten pagulės kiek ilgėliau. Na, serbiškas futbolas. Na, ar tai yra traumos simulacija? Galbūt ir rimtą sužeidimą gavo legionierius atvykęs į Vėtros klubą. Na, kaip bebūtų, po didžiosios pertraukos žiūrėsime, kaip keisis Donato Vencevičiaus vadovaujamos komandos žaidimas. Ar Vėtros ekipa stengsis išsaugoti pasiektą rezultatą, ar ir toliau mes matysime atvirą, dinamišką futbolą. Be abejo, nuo to būtų visiems tik geriau ir kur kas smagiau stebėti šias rungtynes. Ar mes matysime, kad Vilniaus Vėtros klubo ekipa renkasi itališką vadinamą griaunamąjį futbolą. Tačiau apie tai po 15 minučių, o kol kas reikia palaukti, kaip baigsis pirmoji rungtynių dalis. Dabar baudos smūgis link Vilniaus Vėtros klubo vartų ir prie kamulio yra Nerijus Radžius, jo tolimas smūgis ir čia Stanislavas Kozirevas pagauna kamulį. Netrukus turėtume išgirsti rungtynių arbitro švilpuką, kuris paskelbs pirmojo kėlinio pabaigą. Na, aišku, praėjo dabar jau beveik 1,5 minutės, nors buvo pridėta tik 1, tačiau rungtynių arbitras įvertina tą epizodą, kuriame Bobis Bažinovskis gan ilgai gulėjo ant žaliosios vejos. Na štai, žvelgia į laikrodį Edmundas Gaigalas ir jis fiksuoja pirmojo kėlinio pabaigą. Gražus pirmasis kėlinys, kuris kol kas sėkmingesnis Vilniaus Vėtrai.
14-ojo Lietuvos futbolo čempionato A lygos turo rungtynės. FBK Kaunas Vilniaus Vėtra 0-2, o mes susitiksime po didžiosios pertraukos.